po geros savaitės, netgi pusantros atgavę dviračius, galim vėl pasitreniruoti. Prieš tai buvo bėgimas, tokie kardio, o šiandien jau galima paminti. Bandome, žiūrim, kas čia gausis. Brolis dar nusprendė, kad minsim į priešingą treniruočių trasą, į priešingą pusę. Sakė, reikia nors kartą ir priešingą pusę pravažiuoti. Nu tai gerai, važiuosim priešingą. Pabandysim, pažiūrėsim, kas ten gero. Kraunam. Dar nei daug, nei mažai. 79 km prieš akis. Nagi, pravažiavom Pagirius, dabar važiuojam link Baltosios Vokės, bet nežinau, arba brolis nusuks į Rūdninkus, arba prisidėsim 5 kilometrus ir tada bus Baltoji Vokė. Ir tada į Rūdninkus, tai pasižiūrėsim. Šiaip dabar nepasiekus Baltosios Vokės, labai gerą kelią padarė, anksčiau ten buvo toks kaip žvyrkelis, o dabar išasfaltavo, tai toks europinis kelias, lygus. Tai pasižiūrėsim, kuriuo čia važiuoti, nors pačią Baltąją Vokę pasiekus iš kitos pusės irgi yra sujungta labai gerai naujų kelių. Tai žiūrėsim, kaip čia gausis, ir kartu dar testuojamės GoPro. Kaip garsas. Wow. 24 kilometras ir Papiškės. Dabar už Papiškių, gerai atsimenu, tai bus Baltoji Vokė, jeigu tiesiai, jeigu į kairę, tai Rūdninkai. Tai dabar, kaip sakant, pasirinkimas, kur važiuoti. Bet ką nors sugalvosim, aišku, kur čia mums geriau važiuoti. Judam. Gerai, sumelavau, už Papiškių yra Mikašiūnai dar šiek tiek reikia pavažiuoti. Ir vat, rašo kilometras, bet realiai tai kitų Mikašiūnų čia yra turbūt 200 metrų. Nu, bet rašo, reikia tikėti. Ir upė Okva. Aš čia upelis greičiau. Ne, čia upė. Okva ir Mikašiūnai. Fox! Little fox! What does the fox say? Tai nusprendėm važiuoti Baltąją Vokę, atvažiavome Baltąją Vokę. Broli, kaip tau minasi? Jaučiu, kad subinė atprato nuo sėdynės. Per tas pusantros savaitės. Nežinau, gal net daugiau. Gal 2. Ne, 2 tai atidavėm savaitę ir dar nemynėms. Nu jo, 2. Tai dabar reikia užpakaliuką pripratinti. Nieko, 2 savaitės po to mins. Pripras kažkurioj dienoje jau bus išvis medinis užpakalis. Nieko, bus gerai. Gerai. Treniruojamės. Suksim dabar į Rūdninkus. Taip, Jašiūnai 16. Nu mes į Jašiūnus ir važiuojam. Pirčiupis 14.
Bet mums reikia Jašiūnų. Varom į Jašiūnus, sukam į Rūdninkų pusę. Dviračių takas tarp Baltosios Vokės ir Rūdininkų. Va, koks fainas dviračių takas. Ir paskui dar toliau jisai tęsis. Iš tikrųjų, tai čia gal kokių 10 kilometrų taip. Platus, geras, eina savo. Ir atitvarą galima pagirti. Turbūt pirmą kartą matau atitvarą, kuris atsitrenkusi į dar nesusilaužusi visko iš eilės. Super. Minam. Šių metų visų dviratininkų taip mėgstamas lietus. Taip senai jisai buvo. Ai. Nu gerai, ne cukriniai. Taip ar taip reikia susitaikyti, kad greičiausiai 2 savaitės kai minsim, tai bent porą dienų tai tikrai gausimės jau. Tikėkimės tik porą, aišku. Ką padarys? Neužsakys. Na, turime ne patį geriausią inžinerinį sprendimą, ypač kai užsižiūri. Nežinau, biškai kvailas toksai. Aišku, reikia žiūrėti kelią, bet iš kitos pusės gal tada kažkokį tai nuleidimą galėjo padaryti, o ne tokį tiesų statmenį. Nes truputėlį žiauriai padaryta. Nu, čia aišku, dabar dar vienas iš pavyzdėlių slalomo. Pamėginsiu garsiai šnekėti. Tikiuosi, garsas bus geras. Patikrinus, apkarpyti reikės. Tai vat, prasideda tas jobanas kelias, kur nei prasilenkti, nei nieko padaryti neįmanoma. Pakankamai stiprus vėjas, kad išsiaiškinti, ant kiek gerai girdisi, ar ant kiek blogai girdisi. Šiuo metu važiuojam tuo pati prasčiausia atkarpa šito mūsų raido. Ir dar čia mašinų belekiek. Ir visi lenkia. Iški nesveikas. Ok. Tai viena iš naujienų. Tikiausiai matosi. Turiu naują šalmą. Iš Decathlon. Tai visai nieko. Man bent jau asmeniškai žiauriai lengvas ir patogus. Šiaip keista, kad man tiko M-as, o ne L-as, nes visiškai kitaip jaučiasi dydis. Tai jeigu ką, aišku, yra ir Vinted tokių pačių, Andrius gi nusipirko. Tai numynėm beveik 50 km. Taip, turim dar vieną mini testuką. Tai testuojam mažus veidrodėlius. Iš idėjos šiaip tai visiškai neblogas dalykas. Gal truputėlį mažiukas, bet pati idėja, kad matyti mašinas arba Andrių už manęs, šiaip visiškai geras dalykas. Ypač gal netgi backpacko metu irgi. Šiaip tai, sakyčiau, rekomenduoju įsigyti, vat, nu, didesnį, mažesnį. Panašiai veikia kaip
tas atstumo radaras, tik kaina biškai mažesnė, nes ten nuo 9 eurų, o čia galima rasti už 5. Atvykom atgal namo, turim 77 kilometrus, nu čia gal iki namų dar bus visi 80, kažkaip gan vėlai grįžom, turim po 9:15 praktiškai, tai jau spėja sutemt ir atvėst ir dar kapsi, nu, bet jau nebedaug liko. Šiaip visai gerai prasigėlė, net nesijaučia tų 80, nežinau, greitai laikas šiaip reiškias labai fainai pasivažinėjo, kažkur tai brolis atsiliko, bet pasivys, veidrodėliai jo nematau.